Taigi sveiki atvykę į naują video, šiandien kalsime štai tokį turėklą. Bus ir pjovimo, ir vyrinimo, ir žinoma kalimo. Tai smagu, kad prisijungite su manimi prie šito, kaip sakant, nuotykio, nežinau, prie darbo. Tai nieko nelaukia ir pradedam. Gerai, tai pradėsime nuo pačio pagrindinio strypo, kur ranką padėsime. Tai jisai turės atrodyti štai taip, aišku, jau matėte. Kalsime iš... Nekalsime, tiesiog sudaužysime iš šito metalą. Jisai matmenis, neklauskit, tingiu skaičiuot labai. Tai va, tik iš ilgesnio šitas 2,15 m, bet manau reikės patrumpinti. Dar nežinau, dar nepadariau dar visko. Tai kaip ir sakiau, kalsime iš šito metalo. Tai nieko nelaukia ir pradėkime. Always first at the finish line. First to the plate when it's dinner time. First to escape when this shit goes down and these motherfucking clowns finna finish mine. Flow too real, hit 'em with a rhythm rhyme. Tim's on cause it's cold in the winter time. I'm a boss, yeah, you know that I'm finna shine. Got the money in the bank like it's intertwined. Jau pabaigėme tą strypą sudaužyti, tai dabar pradėsime nuo užrėtimų. Aš turiu čia nusipiešęs, tuoj parodysiu. Kaliau šitą 3 valandas, daužiau su 2 kg plaktuku. Tai sunkiai, bet sudaužėm. Tuoj parodysiu piešinį. Aišku, lygesnį reikės padaryti, bet kažkas gerai čia. Vieną ranką brūkšt tiktais. Ir gerai, tai kalsime iš 16 metalo, 16x16 kvadrato metalo. Padarysiu tą užrėtimą ant vienos pusės ir ant kitos pusės irgi užrėtimą, bet dar nesu įsitikinęs kokį. Yra toks, kad žemyn taip eiktų išsiriestum. Arba tiesiog irgi tokį patį užrėtimą. Aišku, jūs jau matėte, kaip atrodo, bet aš dar nematau. Aš čia ateity gyvenu. Tai va, tai dabar pradedame nuo ano užrėtimo. Pradėsiu nuo galiuko ploninimo ir viską suapvalinsiu ir tada pradėsime patį užrėtimą. First at the finish line. First to the plate when it's dinner time. First to escape when this shit goes down and these motherfucking clowns finna finish mine. Flow too real, hit 'em with a rhythm rhyme. Tim's on cause it's cold in the winter time. I'm a boss, yeah, you know that I'm finna shine. Got the money in the bank like it's in a... Gerai, tą užrėtimą kaip ir jau pabaigėme, šiek tiek nupjoviau, kiek nereikėjo. Ir tada dar šiek tiek aną patrumpinau. Šį galą. Tai dabar jisai kažkaip va taip va įsidės ir taip įsidės, dabar privyrinsiu, įkaitinsim ir užplaksim ir tada pilnai užvyrinsiu ir dar kartą užplaksim, tai dabar pradedame nuo vyrinimo.
kaip ir jau privirinti tą užrėtimą, štai taip atrodo. Manau, labai gerai atrodo, o gal, nežinau, mano manimu labai gerai atrodo. Tai dabar ant šito galo dirbsim ir ant šito kažkokį užrėtimą darysim. Ant šito va. Tik nežinau kokį, dar reikia pagalvoti. Tai šiandien jau baigiu darbus, rytoj pagalvojęs pradėsime daryti. Tai po vienos sekundės. Dabar pradėsime nuo šios dalies. Tai šitą parodysiu, kai išlankstysiu. O jeigu norite pamatyti, kai galų bandžiau kalti lapelį, tai kitas video numesiu į aprašymą. Tai dabar taip ir pradedame. Pirmą išapalinsiu, nefilmuosiu, kai apalinu, parodysiu, kai viską išlankstau, nieko nelaukia ir pradedu. Vau, čia Vytautas iš praeities ir dabar jau turime suapalintą, nefilmavau kaip suapalinau, buvo vis tiek matėte. Ir čia labai lengva, čia suapalinti, čia nėra ką, tik daug laiko užima. Tai dabar pradėsime patį lankstymą. Tai aš turiu piešinuką nusipiešęs, jau aišku viską matėte, kaip aš padariau tą sulankstymą su tuo lapeliu. Tai dabar man tik liko sulankstyti iš praeities. Ir tada jau viską suvirinsime, viską gražiai padarysime ir jau prie kitų dalių eisime. Tai nieko nelaukia ir pradedame. Štai va, koks pakolkas progresas yra. Štai šį lapelį, kaip ir sakiau, galite pamatyti kitame video, kaip bandžiau nukalti. Ir štai taip dabar atrodo jisai. Ir taip lapelis įsidės. Tai dabar imu gręžtą, pragręžiu skylutes ir užkniedėjom tą lapelį. Gerai, tai kaip ir jau pabaigėme mes šią dalį, gan gražiai išėjo, tai dabar pradėsime jau prie tos pagrindinės dalies virinti, tai nieko nelaukia ir pradedame virinti. Taigi sveiki atvykę, tą lapelį kaip ir privirinome. Ir dabar aš čia šiek tiek paskubėjau, bet nufilmavau viską, tik nieko nesakiau. Šitus dar privirinau, išgręžiau skylutę, šitus privirinau. Jie atrodo štai taip. Jie atrodo štai taip. Ir juos parodysiu, kai nukalsiu. Tai pirmą čia tiesiog per pusę išpjoviau, čia tiesiog suplakiau skylutę. Šiek tiek iškriau ir tada gręždamas pabaigiau, susukiau ir užlenkiau taip sulanksčiau. Ir tokie trys čia gavosi. Ir kaip su darbu, kaip ir viskas, dabar tik beliko, manau, nušveisti ir nugruntuoti, nudažyti ir kaip ir viskas bus. Tai va, tai dabar parodysiu, kaip šitą pirmą nukalu, tada kai išgręžiu skylutes ir kai suvirinu. Tai va, tai dabar pradedame tą ir daryti.
pabaigėm. Tai dabar pradėsime šveisti, gruntuoti ir dažyti. Tai pradedam. Bum! Ir va, pakabinta bažnyčioje, Donavos bažnyčioje šis rankai pasidėt turėklas. Tai tikiuosi patiko šis video, jeigu patiko, spauskit like, subscribe, jeigu norite va, tokių daugiau pamatyti. Labai gražiai išėjo, labai patenkintas. Jeigu norite štai šį lapą pamatyti, kaip gaminu, būtinai naikite į aprašymą ir paspauskite tą linką, kur bus numestas kalų lapą video. Tai va, taip gavome ir susitiksime kitame video.